Sveiki. Šiandien esam vienam iš Čiangmajaus trailų. Vadinasi Monk Trail. Tai vienuolių kelias. Takas. Žodžiu, žadu pahaikint. Nežinau, jaučiu kokius... čia kokie 5 kilometrai, gal 10, nėra labai daug. Va toksai va trailas visur. Tokia žvirovka pasivaikščiota. Kelyje yra krioklių, o paskutinis tikslas tai yra šventykla. Tai parodysiu, kaip atrodo tipinė tailandietiška šventykla. Ta prasme, jų yra labai daug. Visur išsibarsčiusi po Tailandą. Tikrai daugiau negu pas mus yra bažnyčių, nes čia realiai šventyklos gali pamatyti vos ne kas kokį kilometrą. Ir jos, aš žinai, nenoriu čia sakyti, bet man jos visos panašios savotiškai. Kaip ir pas mus bažnyčios. Turi jie savo kažkokių skirtumų. Yra didesnės, kurios ten turi daugiau vienuolių, daugiau visokios istorinės vertės. Ir yra mažesnis mažuose kaimeliuose ar dar kur nors, kur tiesiog kaip tokios mažos šventyklėlės. Tai šita šventykla, kurią aplankysim, yra tokia kaip viena ir didesnių Čiangmajų, su labai gražiais vaizdais nuo kalno viršūnės. Tai va, pasimatysim prie krioklio. Va, dabar kyla dar saulė, tik tai sugalvojau 7 ryto varyti, nes ar taip 5 ryto keliuosi. Karts nuo karto pakelė savo būna tokie kaip molio stulpai, gali atrodyti ir kas čia jos padarė. Tai grinai termitų. Yra nemažai miškuose termitų ir jie atstato tokius, kaip ir National Geographic rodo. Realiai jeigu jį nudaužtų, aš aišku to nedarysiu, nekenksiu mažiesiams termitams, bet jeigu jį nudauži netyčia, tai viduj matosi, kaip vaikšto termitai, jie ten kažką daro, stato. Tai visai cool. Visur palei trailą eina tokie vamzdžiai. Vienas, man atrodo, elektros, kitas yra grinai vandens. Jie visą laiką harvestina vandenį iš krioklių ir tada tiesiog paduoda į miestą, į tam tikras vietovės, kolektina į rezervuarus ir panašiai. Va, kokios lianos auga. Tokie sako, nepraeisiu, čia easy, bam. Čia va tai va atrodo bambukų denis. Bambukas bambukų denį. Ten ir štai kažkokia, čia realiai jeigu esi bomžas, tai gali tiesiog čia va miegot easy. Turim va tokius didelius bananų medžius. Visur, kur tokie dideli lapai,
tai būna bananmedžiai. Ir ten netgi viršui matosi. Ir čia, bet jie tokie mažiukai, kitokie negu mes pratę. Ir tuos lapus jie naudoja maistui, kažkokiam dirbiniam. Realiai visa dalis bananmedžio yra valgoma. Kotas, lapai, na ir aišku, bananai. Turima, sako, nuogiam čia negalima varyti, tik su rūbais. Su triusikais negalima, su maikam negalima ir su šortais. Tai nežinau, su kuo galima iš tikrųjų. Va, ir turim patį krioklį. Tai būtų gerai nenusivožt kur nors, tai čia tokia kaip užtvankėlė pastatyta. Ir turim va į apačią. Vynioja. Turim tokią va seną šventyklą. Galim pažiūrėti, kas ten viduj. Taip apšaksim. Viduj grinai tokia kaip uola. Ir pilna būdos statulų. Pati šventykla buvo pastatyta 14 amžiuje. Ją pastatė karalius, kai ten numirė jo konvojaus dramblys. Bet iš esmės tai tiesiog šventykla esanti pakeliui į pagrindinę šventyklą. Ir tais laikais vienuoliai naudojo ją tiesiog kaip tokią vietą, kur jie gali sustoti ir pailsėti, kadangi reikėjo kilti į kalną. Ir šis takas, kuriuo mes einam, ir buvo tas takas, kuriuo jie ėjo į tą pagrindinę šventyklą. Kažkurį laiką ši šventykla buvo apleista, bet vėl atrestauruota 19 amžiuje. Ir čia va matosi senos šventyklos fragmentai. Visa pati šventykla. Visa gražiai taip apsamanojus. Ir realiai tokios šventyklos būdingos didžiai daliai Pietryčių Azijos. Jos yra statytos be jokio cemento, tarpai užpildyti moliu, aišku, čia restauruota greičiausiai. Tas plytas, kurias jie darydavo, jos buvo labai lygaus paviršiaus ir tiesiog susistekindavo kaip kokie Minecrafto blokai ir gaudavosi struktūra. Kitose šventyklose iš tikrųjų matosi netgi skirtumas, kaip tarkim atrodo jų gamintos plytos ir kaip atrodo šių laikų atrestauruotos plytos. Tai jų pagamintos plytos nesamanodavo ir neabsorbuodavo drėgmės. Tai esminis toksai skirtumas. Keliaujam į viršų, čia kažkaip dalė kaip stulto. Čia aišku per kamerą nesimato. Su vieno ranka easy.
Ir visas trailas grinai iš molio. Nu, jau jaučiu, kad ne pirmos jaunystės. Daužo širdelį. Niekai veiks. Baiki čia. Nu ir va, ėjom to trailu. Ir priėjom šunis. Ir kelią. Jau galvotum, kad pasibaigė, jeigu nežinotum ir kur čia eit. Bet va ten toliau yra pratęsimas. Va, šunis toks gražus. Nežinau, ar nesikandžiai. Nenoriu išbandyti. Turim, toliau irgi šunis. Saugo kelią, kad nieks nepravažiuotų. Sako, on my watch. Tikrai čia nepravažiuos niekas. Kolektina taks. Ir va, turim toliau taką. Vieniojam į viršų. Nežinau, ar matosi belė kaip statu. Galėtų jau pačilinti truputį. Turim kitą sargybinį. Va, ten slėnis toksai. Turim haikinimo šunį. Haikintojas yra kiekvieną dieną laipioja. Why are we still here? Just to suffer? Gal irgi vienuolis, nežinau. Taip, pažymėk. Tavo teritorija čia yra. Kietas šva. Nežinau, gal jis man rodo kelią. Ką ten matai? Ten kitas šuo. Žiūrėk. Žiūrėk, kas čia? Ar jie piksis dabar? Sako, čia mano takas yra. Pamėštam. Šitas piksis, sako. Davai, šas. O, gerai. Tavo čia yra. Einam toliau, davai. Parodyk, kas čia alfa yra. Alfa. Einam, davai. A kas dar? Lemia, kai jis bėga, skuba kažkur tai. Jam reikia gal per tam tikrą tvarkaraštį atmyščiot visus kampus. Ne? Davai, varom. Vėl snaksiu, jokių nepasėmiau. Nežinau, kad turėsiu palidovą va šitokį. Turime tokius milžiniškus džiunglių. Nu, galima sakyti, jo džiunglių medžius. Stiebės iki pat viršaus. Čia va dar vienas irgi. Keista medė tokia. Ir viduj tokia kaip arka. Nu va, atvarėm į viršūnę. Pavargau, nemeluosiu. Čia nemažai sukilimo. Bet turim ten matosi visas miestas. Saulė jau beveik pakilus. Kaitina gerai. Dabar eisim į šventyklą.
Čia va turim namus ant tokių pastolių. Milžiniška. Nu, pasiekėm jau viewpoint'ą. Pagaliau.แล้วตอนนี้กี่โมงเนี่ย And then you take the whole to here by walking, so you do fantastic stuff. Thank you. You too. And you even running, Josh. You're running to here. Oh my goodness. Yeah. You're running. Daužė kalafą čuvakas. Čia visai smagi tokia užuovė. Ir aišku, pilna turistų. Aš galvojau, čia ryte atvarysiu. Nebus chebros, bet... Nope. Turime tokią va šventyklą. Ir eisime į vidų. Į vidų visą laiką tik balsom, nusiėmus batus. Pati šventykla pastatyta 1384, man atrodo. Ir va čia užėjęs. Turim labai daug visokių aukso atspindžių. Čia realiai yra tas pagrindinis kupolas auksinis. Ir vadinasi Dojasi Tep šventykla. Ir žodžiu, šitam auksiniam kupole yra Budos relikvija. Budos relikvijų būna skirtingų. Šioje yra taip manoma, nes ta relikvija yra uždaryta, bet iš esmės manoma, kad ten yra Budos kaulas. Tas visas auksinis kupolas yra vadinamas stupa. Iš tikrųjų tai net neįsivaizduoju, ar jisai iš pilno aukso ar ne, ar čia tik tai paauksuotas. Greičiausiai paauksuotas. Jeigu būtų grinai iš aukso, tai būtų labai crazy. Turim čia tokį kaip altorių. Ir jų šitoj šventykloj ne vienas. Iš esmės, kai Buda mirė, jo kūnas sudegino ir jo kaulų likučiai buvo padalyti į 8 dalis ir jas gavo skirtingos karalystės. Ten Pietryčių Azijoje, Indijoje, dar kažkur tai Šri Lankoje ir taip toliau. Iš esmės matosi pačioj šventykloje irgi daug visokių skulptūrų, bet jos dažniausiai yra tiesiog dovanotos kažkokių karalių ar dar ką nors. O ta aukso spalva pačios tos stupos simbolizuoja ne tai, kad kažkokius turtus, bet tyrumą. Nes auksas yra tyriausias. Nu ir va, paskutinis trečias žemyn laiptais nusileisti. Šventyklos ir vyniojam namulę jau. Turim, surasim dabar, varėsim, važiuosim. Chiang Mai University. มหาลัยเชียงใหม่ค่ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่าไหร่คะ Turim, va, radau draugelių čia. ถ้าไปเลยไม่ต้องรอก็ Gerai, pasiėmėm private taksą, va, vyniosim. Tikiuosi neiškristų ant kelio.
Turime hebrytę visus ir...